Gerbiami šių iškilmių svečiai, kadangi aš labai jaudinuosi, tai paskaitysiu keletą sakinių apie save ir apie savo mokslinę biografiją. Savo akademinę karjerą pradėjau Harvardo universitete paskutinėme praeito amžiaus dešimtmetyje. Studijuodamas ten nusikrečiau tuo metu labai populiariomis naujojo istoriškumo, kultūros istorijos ir kultūros studijų idėjomis. 2000 metais apsigynęs disertaciją ir grįžęs į Lietuvą pradėjau dėstyti Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedroje. Nors per savo mokslinę karjerą teko bendradarbiauti su įvairiais universitetais ir kitomis mokslo institucijomis, ši darbo vieta tapo pagrindinė, kurioje teko dirbti. Be abejo, teko išbandyti ir ilgesnės bei trumpesnės stažuotės įvairiuose pasaulio universitetuose, tarp jų Helsinkio, Lundo, Glasgow, Rutgerso, Kopenhagos, Linčiopingo, Mesinos ir kitose universitetuose. Mano sociologinių tyrimų varomoji jėga visada buvo pačiam man asmeniškai reikšmingos ir svarbios temos, tokios kaip lyčių ir seksualumo normos, intymus pilietiškumas, vyriškumas, tėvystė, kūnas, socialinis kentėjimas ir subjektyvi gerovė. Gilinausi ir tebesigilinu į tas socialinės tikrovės sritis, kurios Lietuvoje nedaug tirtos ir akademiškai apmąstytos, kartu parodydamas netradicinių sociologinių temų svarbą. Savo monografijose ir mokslo studijose sistemingai pradėjau analizuoti kultūrinių fantazijų, vyriškumo, vyriško kūno, nenorminio seksualumo, lyčių nelygybės, socialinės atskirties, riziką patiriančių vyrų grupių temas. Šiuo metu šios temos jau ima sudaryti ištisą sociologinių tyrimų darbotvarkę. Paskutiniuose savo darbuose, kolektyvinėje monografijoje Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas Lietuvoje bei vyrai nusivylimo ekonomikose, mano dėmesys vis labiau krypsta į socialinės atskirties grupių žinojimo, patirties ir emocijų analizę. Kritiškai apmąstydamas pačią socialinės atskirties savoką, kartu su bendraautoriais tyriu platesnius subjektyvios gerovės ir gero gyvenimo užtikrinimo klausimus ekonominio ir socialinio nesaugumo sąlygomis. Kartu mano ir mano kolegų tyrimai atskleidžia sociologinio žinojimo plastiškumą, reaguojant į socialinės tikrovės pokyčius, įrodo, kad būtinos praktinės sociologinio žinojimo formos, kurias kūrė santykis tarp tyrėjo ir tyriamojo, mokslininko ir jo darbų skaitytojų. Analizuojant ką tik minėtas temas, mane kaip ir daugelį kitų sociologų dažnai apima neviltis, nes mes tyrėme tas socialinės tikrovės sferas, kuriuose vilčių yra mažiausiai. Nelygybės ir neteisingumo pojūtis, kurį aš išvelgiu klausydamasis savo tyriamųjų istorijų, tarp jų benamių, įkalintų vyrų, bedarbių vyrų, taip pat gali kelti pyktį, depresiją, nuovargį, frustraciją. Tačiau, kad ir ką išgyventum, visada reikia turėti galvoje, kad tiek socialinis tyrimas, tiek socialinė politika be vilties vargu ar yra įmanomi. Viltis leidžia suvokti, kad tai, kas mums kelia siaubą, pyktį ir įniršį, nėra neišvengiama, nors gali atrodyti, kad tyrėjai nieko negali pakeisti. Visos šios emocijos, kurios paverčia mane, kaip aš sakau, depresyviu realistu, dar labiau įkvepia mane permastyti šiuolaikinės Lietuvos visuomenės dalyvavimo, priklausimo, susiskaldimo, socialinių sąlygų ir kitus procesus. Aš manau, kad ir ši mokslo premija taip pat yra šios vilties ženklas. Labai ačiū.